Tai tik tais bam, 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 bam. Galvojom, šiek tiek pailsėti reikia. Prisnūs. Čia bus buvęs Dakaro bivakas. Labas rytas, labas rytas. Tai ką, pirma mūsų naktis visiškam niekė. Vakar įsukom į tą kelią, pavažiavom apie 50 km, jau saulė buvo nusileidus ir pasivijom kažkokį automobilį, matėm priekį, jau šviesos yra. Tai nenorėjom trukdyti vienatvės ir taip jau norėjom stot, nes čia važiuot per tamsą pavojinga iš tikrųjų yra. Pas mane tos šviesos tokios originalios, neturiu jokio LED baro priekį, o kelias yra va toks, jeigu matot. Tai viskas kaip ir gerai, kai kur važiuoji tokiais akmenim, kai kur yra toks keliukas, va kaip čia, smėliukas, tai būna ateini tuo smėliu, jis toks labai minkštas, malonus ir prasideda akmenys, va tokie va. Tai čia dabar dar nėra, čia ne tas kelias iš tikrųjų, tas kelias eina tenais va. Mes pavažiavom truputėlį čia į viršų, va to keliuku į viršų. Tai čia yra tikri Dakaro greičio ruožai, nes kaip seniau vykdavo Paris-Dakar, tas senasis pirmas Dakaras, tai nuo Smaros visi ir važiuodavo, taip kaip mes dabar važiuojam, link Daklos, link Mauritanijos, tai čia yra labai smagu lėkti ir vakar iš tikrųjų vos neprisižadžiau, pagavau azartą. Blemba lėkiau jau lėkiau aš šitais keliais ir sakau, iš to tokio smėliuko, iš posūkio atėjau ir visiškai akmenys va tokie prasidėjo. Tai tik tais bam, 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 bam. Ir galvojau, kad jau čia bus reikalų, nes čia ratą gali pasikeisti, padangą prakirst, va taip. Tai viskas, ką, mes tada lekiam šiandien toliau, pabandysim įveikti kuo daugiau kilometrų. Nes, kaip minėjau, mums čia laukia apie 600 jų. Tai judam į priekį. Cruising through dunes in the night, desert stars are only light. Freedom's just a breath away. No signal, but that's okay. Wind whispers secrets to us, tires picking up Sahara dust, close to danger, feeling fine. Almost edge on jagged line, lost in sands, no road signs near. Steering wheel, my compass clear. Bound by nothing, driving free. Just the open desert with me. Miles to go, yeah, no place to be. Swept away with the desert sea. Engine purring like a dream. Life's so wrong, not ours it seems. Headlights. Tai vidury nieko, matom sukasta yra smėlio krūvos tokios. Tai aš taip spėju ir greičiausiai aš esu teisus, kad čia yra buvęs bivakas. Nes ir anoj pusė yra irgi toks labai didelis. Tai greičiausiai čia bus buvęs Dakaro bivakas, ten yra įvažiavimas. Geras. Keliukai labai linksmi. Lost in sands, no road signs near. Steering wheel, my compass clear. Tai įveikėm jau 200 km ir pavalgėm. Galvojom, šiek tiek pailsėti reikia, prisnūs. Bet kilometrus reikia daryti vis tiek, nes reikia jums video kelti poryt, iš ryto, tai važiuoti vis tiek reikia. Tai jungiam autopilotą ir judam toliau. Netrukus turėtume kažkur link Mauritanijos sienos papult. Tai manau, kad mes taip ir kirsim ją.
mažas kuro sąnaudos, žodžiu, viskas pagal planą. O vairuotojas, mūsų autopilotas, sėdi čia. GPS can find our way, but we wouldn't have it any other way. Mirages play tricks on the eye, Sahara whispers wild lullabies, speeding past the fading line. Freedom's here and it feels divine. Žinokit, sunku man žodžiais nupasakot, bet pasakysiu tik tais tiek, kad gyvenime nesu buvęs tokia vietoj. Čia tiesiog nieko nėra daugiau apart mūsų. Nei krūmelio, nei medelio, nei kažkokio gyvūno. Ne per seniausiai, gal prieš kokių 20 minučių prasilenkėm su šeimyna kupranugariu. Tai vienintelė gyvūnyje, bet ir tai jie čia kažkur turbūt keliauja. Tai viskas yra labai gerai, viskas labai fainai, yra labai įdomu, jau kad įdomu tai tikrai. Tik tais nuovargis. Man tai ypatingai. Aš tiesiog pradžioj greičio to ruožo, aš tiesiog saugojau mašiną. Man taip gaila buvo Hiluxo, ten vieni akmenys būna. Truputį pavažiuoji, kažkokiu smėliuku, tokiu lyg jau smagiau biškutėlį, jau pasigauni greičio. Ir akmenų, ir tokių akmenų, tokių žiaurių, stiprių, didelių. Tai pradžių labai saugojau Hilux ir galvojau, kaip čia viskas bus. Tai viskas yra gerai ir kuo toliau, tuo daugiau drąsos, ir po to per tos akmenis mes realiai skridom. Tai neturėjau kažkokių tokių blogų situacijų, pasakyčiau, bet praeitam video minėjau, kad turim kažkokį cypimą. Tai dabar cypimą turim jau ir šitam rate. Tai sustoja, išsiaiškinom, kad cypia viršutinis atraminis, o šitoj va būtent vietai. Ir toks dzizimas, toks nežinau, toks. Tai nežinau, kodėl jisai cypia, viskas yra nauja. Nežinau, ką čia reikėtų padaryti. Gal reikėtų atsisuk, pasižiūrėti daklai. Tai pasižiūrėsim šitą dalyką. O šiaip tai, ką norėčiau pasakyti dar apie Hiluxą, tai kažkas tokio. Tikrai. Prasme, kiek jisai smūgių šiandien sugėrė, kiek aš jį laužiau. Pradžiai dar, kaip sakiau, gailėjau, bet po to tiesiog skridau per viską. Skridau ir skridau. Tai viskas, einam mes valgį darytis ir einu į savo būdelę, į savo inkilėlį ir darysiu video. Kažkas lygtais įskrido man į palapinę ką tik. O. Nu, reikia eiti užsisekt, nes turėsiu draugijos naktį. Tai labas rytas, pamiegojom, viskas kaip ir gerai, smegenėlės dar vis sunkiai suvokia, kur mes čia esam. Naktį teko truputėlį išeiti iš palapinės, tai labai įdomus jausmas, labai, nes turim pilnatį dabar, tai viskas šviečia, aplinkui nieko nėra, toks atrodo lyg baisu, lyg nusineškaus gyvūnas atėjęs, kaip vis tiek Afrikoje, aišku, čia nėra jokių, manau, pavojingų. Tai viskas gerai, naktį vėl 7 laipsniai, kaip dieną buvo 29, tai taip, nusibodo truputėlį čia šalti jau toj palapiniai. Tai tikiuosi pasiekę šiandien daklą, jeigu pasieksim, daklai turėtų būti jau tikrai šilčiau naktim. Tai viskas, kaip visą laiką, judam į priekį. Signal on the phone, no time to lose. Driving by the wall where dangerous wounds. I'm into the beat of ancient tunes. Dusty horizon stretching so far. I'm a wanderer chasing no star.
Freedom in my veins, car doors ajar, whispering secrets in my trusty old car. Racing through the dunes with a mind so free. The brown wall lurking but it don't scare me. Eyes on the horizon, just let it be. Heartbeat syncs with the road's melody. Miles blurred, blending into endless gold. No maps, no guide, just stories untold. Feeling the mystic pull of the old. Through the desert where legends unfold. Ghosts of the past shadow my right, but fear ain't got a home where I reside. Every turn a mystery, every dune wide. Chasing echoes where freedom won't hide. Wheels kicking up dreams in the twilight haze. I'm a rebel lost in a trance daze. No boundaries hold me in this vast maze. As the Sahara sings its ancient praise. You gonna bite me? I don't know. Close the doors. Ką, mes išlindom ką tik iš dykumos. Aš jau visiškai išsikrovęs. Pasakysiu visus įspūdžius toliau. Prisėsiu, pavalgysiu, pailsėsiu. Bet buvo kažkas tai tokio nerealaus. Panašu, kad išvažiavom iš šalčio jau dabar tikrai. Turim šiuo metu 31 laipsnį, o jungiu valytuvus, Eliukas lekia su manim ir sustojom užsipilt kurą, galvojau pafilmuosiu, tai padėjau telefoną 2,5 minutės, pasižiūrėkit kaip atrodo. Tai lygiai tas pats yra ant mūsų veido. Čia mes būsim labai gražus. Tai ką, draugai, įveikėme mes tą greičio ruožą. Beveik įsukom 700 km ir noriu pasidalinti keletą minčių, kaip čia viskas vyko. Galbūt kažkas planuoja atvažiuoti, galbūt kažkas šiaip domitės ir panašiai. Tai pirmiausia reikia žinot, kad čia yra ralinis dakarinis greičio ruožas. Ta prasme, be amortizatorių jūs čia esat žuvę. Ok, pravažiuosit, galbūt viskas įmanoma, žinau net, turiu draugus, kurie pravažiavo jį su standartiniais. Tai viskas yra įmanoma, bet jeigu nori truputėlį palėkt, tai standartiniai arba iššaudys, arba užkais ir plauksit visinais kaip su laivu per tą ruožą. Sekantis dalykas, ant kiek greitai keičiasi danga. Ta prasme, važiuojat kilometrą ar ten kelis šimtus metrų smėlių, atrodo jau pasigauni greitį, jau kokių 100 leki, aišku, aš važiuoju su standartinė mašina, tai važiuoju kokių 100 ir posūkis ir pilna akmenų. Tai reikia labai būti atsargiam, tada už to posūkio vėl kažkoks smėlis, žvyras, tada žvyras vėl su akmenim. Žodžiu, šitą reikia labai žiūrėti visą laiką. Tai naktį važiuoti aš nebenorėjau. Sekantis dalykas labai keista buvo, kad sutikom tenais gyvenančių žmonių. Važiuojam, žiūrim, palapinė tiesiog stovi. Kažkokių butelių primėtyta, kažkokių skudurų prideginta, žodžiu, kažkas pridaryta. Tada vėl važiuojam, kažkokios 2 palapinės. Stovi Defenderis, tas senas, va, kaip mūsų hebrytė Dakar Classic lėkė. Ir su tokiais Defenderiais jie pasistatė tenais ir jie važinėja. Augina jie tenais tas ožkas, kupranugarius, vaikšto tenais. Tai mes jų nekalbinom, bet nenorėjom iš tikrųjų kalbinti, nes ten, žinot, neaišku, kas ten per žmonės ir kaip ten viskas tokiai dykiniai gali įvykti.
Sekantis dalykas, tai būsit visiškai vieni tenais. Tenais nebus jokios jums pagalbos. Buvo viena zona, kur filmavom, kur nakvojam, tai tenais tiesiog plynas laukas toks ir nežinau kokiu ten spinduliu, bet labai dideliu spinduliu ten iš vis nieko nėra. Sakyčiau, ką reikėtų dar padaryti, ko aš nepadariau, tai galbūt turėti daugiau atsarginių dalių automobiliui. Nes aš po teisybei neturiu beveik nieko. Turiu kuro filtrą, turiu oro filtrą, turiu įrankių, visokių sutraukėjų, ten varščiukų, kažkokių turiu tokių dalykų, bet galėjau pasiimti bent vieną šarnyrą, galėjau pasiimti vairo traukės. Nu, jos nieko nekainuoja, bet jeigu tau atsitiks tenais problema, išsinertų šarnyras, nulūžtų, nes į tą akmenį, kadangi lėkiau, pataikiau ne kartą, tai, būtų reikalų, tiesiog tu ten stovėtum vienas ir, nežinau, ką, imtum vandens, eitum dviese, kažkur eitum, ieškotum ryšio. Kas liečia su ryšiu, tai įdomu buvo tas, kad išvažiavę kokių 50 gal kilometrų, gal 70, buvo ryšys, po to jo nebuvo vėl ir iš kokio 100 kilometrų vėl atsirado ryšys. Ten, nežinau, gal kokiam 10 minučių ir vėl po to. Jau kaip dingo, tai atsirado tik tai čia prie Daklos. Tai jeigu bijot, būtinai pasimkit satelitinį telefoną, jeigu kažkas atsitiktų. O šiaip tai, draugai, ten yra visiškas vairuotojų rojus. Man labai patiko, labai nusitaškiau, nusiroviau. Ir kas dar man labai patiko, kad jaučiasi ten tokia, kaip pasakyti, tokia ralinė atmosfera. Tokia dvasia ralio. Nežinau, kaip man čia paaiškinti, bet, sakykime, jeigu nuvažiuotumėt į Nürburgringą, kur vykdavo ten DTM-as ir taip toliau, tu jauti tą tokią dvasią. Ar kad ir kačerginiai, senoj trasoj, kas iš vyresnių gal supras, apie ką aš šneku. Tai, žinokit, viskas šiandien bus. Filmuoju dabar iš mašinos dėl to, kad esam, kaip minėjau, Dakloj. Čia taško baisus vėjas. Dakla yra kaitavimo sostinė. Tai šiandien sėdu kokiam 4 valandom, turbūt 5 prie video. Ir vakare arba rytoj iš ryto važiuosiu išsinuomosiu įrangą ir tiesiog čilinsim, kaituosim ir nieko nebeveiksim, nes reikia šiek tiek pailsėti, nes dar laukia realiai tiek pat, kiek nuvažiavom. Tai kai visą laiką prašau jūsų, paspauskit laikutį, pasiekit mane, būtinai prašau pasidalinkit video ir pasimatysim už 2 dienų. Ate.